Darovo visiems, ką? Antra serija su mūsų naujų projektų. Atvažiavome pirmą etapą padaryti, kad reikia sudėti naujas padangas, nes su šitom padangom, kur dabar yra, tai toli nenuvažiuosim. Tai atvažiavom pas mūsų draugus 4x4 padangas.lt. Pažiūrėsim, kokias padangas paruošė jie mums ir bandysim žiūrėti, taikyti, pritaikyti ir žiūrėti, kad nekabintų arkų. Tai ką, chebra, spaudžiam laiką iš karto ir einam žiūrėti. Čia nuo R18 ar 16 visų offroad padangų čia yra, netgi diskų yra nusipirkti džipams. Man atrodo, čia radė. Sakė, šitie su akcija. Man atrodo, biški per didelį bus, bet jeigu arkas biški palyginsim, apipjausim, bulgarkę naudotis mokam, ne bulgarkę, o kampinį šlifoklių, manau, tikrai tilps. Tai ką, kraunam šitas padangas į bagažinę ir turbūt važiuosim į apliusą ir montuosim. Ir dar reikia gervės, reikia šnorkelio ir arkų praplatinti. Tai gervė sakė, kad irgi čia rasim. Tai ką, einam žiūrėti, kraunam padangas iš karto ir važiuojam toliau. Tai žiūrėk, jeigu važinėjai su džipu 4x4 turi ir važinėjai su paprastom plentiniam padangom, va, čia yra daug didelio pasirinkimo rasti tau geras padangas. Tai, o gal dar ir su promo kodu Gurskis dar gausit nuolaidą. Klausyk, žiūrėk. Aš negaliu pagal savo ūgį ir pas savo dydį rasti dviračių. Pažiūrėk, gal čia man šitas ir tiks. Kaip galvoji, toli nuvažiuosim su juo? Žiūrėk, su tavimi važiuoju. Čia galima ir į offroadą važiuoti tokį. Ratorius, kaip tau tinka? Offroadą aš sužinosiu, ko važiuosiu. Ką, paėmėm gervę. Atrodo, dydis pats tas prie puso. Vietoj numerių montuosim kažkokį švėlerį ir važiuosim. Man atrodo, biškį per silpnamas, bet dėl grožio. Ką, paėmėm gervę. Gervę turim, liko šnorkelis, liko praplatintojai ir dar visokių niuansų darbusui. Tai ką, pasiemam ir važiuojam turbūt į garažą bandyti montuoti. Bet ne, dar užvažiuosim, pažiūrėsim šnorkelio ir praplatintojai. Tai ką, chebra, žiūrim toliau. Gali blogiau būtų už vieną Opelį, 2 Opelį. Bet diržas duoda žinot, kad jis yra. Turbūt vabaliuko biškį pasilgat, ne? Ir mes pasilgam. Serijas filmuojam, valgyt nėra, nieks nemaitina. Tai tenka važinėti po kavinės. Tai važiuojam dabar pavalgysim. Pasistiprinsim ir važiuosim toliau ieškoti detalių mūsų kebabiniai. Ne, čia Ferraris. Važiuojam. Ką, chebra, paėmėm šnorkelį, dabar jau nebus mums upeliai baisiai stiklės. Važiuojam toliau, reikia dar arkų praplatinti. Klausyk, gal ir mums reikia jau pradėti slėpti savo kebabinę. Tai irgi pavogti, nes girdėjau pas blogeris jau mašiniais pradėjo mokyti. Jeigu ne juokais ir ne juokaut, tai kaip tik šiandien tą dieną, kai pas droną pavogė garažą ir pavogė tenktą ir makaną. Tai dar nežinom, ar rado, ar ne, makaną žinom, kad radom, bet M-kę dar nerasta. Saugokit savo turtą, o ypač M-kės. Tai ką, lygtais jau viską supirkom, galima važiuoti į garažą, pradėti viską montuoti. Padangas sumontuoti, reikia šnorkelį pastatyti, gervę pastatyti, žodžiu, laukia labai daug darbų. Tai ką, turbūt jau šitą dieną pabaigsim ir susitiksim jau garaže, kai pradėsim montavimo darbus. Tai ką, chebra, переходzikas.
O, ko aš šiandien grindų vuliojikas. Sveiki, hebra visi. Antros dienos vakaras. Tai varom pasižiūrėsim, ką ten Gurskas supirko. Bandysim šiandien sumontuot kokius šnorkelius, gervės, bagažinės. Sakė, visas detalės turi. Viską turim tik tais dar fenderius, bet fenderius užsakysim. O šiaip jau viskas yra. Tokiem kaip aš, galima paaiškinti, kas tie fenderiai. Fenderiai tai arkų praplatinai, nes padangos išlys iš po arkų ir ten kurvas netaškytų, kai tu cigaretę rūkysi per langą. Atvira langą. Bandysim dar kažką tai gal šiandien pasikepti kokiu, taip, laisvai, lengvai, dešrelių. Bus rubrika gaminų draugams. Ir bus tarkūnas čia. Ten bus tarkūnas. Mes garaže, vairuojam. Nepersukam į priekį, viską stebim iki galo, bus labai linksma. Tai ką, susitiksim jau garaže. Palaukit, o taip, taip. Nu ką, chebra, pradedam darbus. Beje, pakol aš vežiau šiandien malkas, tai tėvukas man padėjo, sumontavo gervę, sumontavo lanką, papildomas šviesas, tai gervė pilnai veikia jau, viskas padaryta. Ačiū tėčiui. Tai dabar įmes kadrų, kaip buvo viskas daryta. Gervė sumontuota, viskas veikia nuo pulto, bet apart gervės yra dar daug kitų darbų, tai reikia ir sumontuoti ir šnorkelį, turime LED barą didelį, kuris bus ant stogo bagažinės, taip pat stogo bagažinė ir oro paėmimas, kuris bus sumontuotas čia ir kad galima būtų važiuoti per upę. Taip pat bus sumontuota daiktadėžė. Bus angalinės dalies ir čia va puikuosis, gerai galėsim užpilti ant kuro ar kokiu nors kitų skysčių. Tai va, ką? Tai jisai bus šalia, daiktadėžė šalia kopėtėlių bus, taip? Čia bus kanistra prisukta, bakelis, o čia bus kopėčius, o čia bus stogo bagažinė. Tai nepamirškit, kad jeigu pamatot šitą automobilių kažkur tai gatvėje, tai galite užsilipti ant stogo, padaryti nuotrauką, įkelti į Instagramą, pataginti mus, pataginti Insigą ir nuo manęs gausite kebabą. Sugalvosim kokią kiekvieną ketvirtadienį, ten pavyzdžiui 8 valandą, susitinkam visi prie Insigos ir kas pasidarė nuotraukas, visi draugiškai valgysim nemokamai kebabus. Iškart po serijos žiūrėjimo susitinkam. Tai ką, hebra? Užtenka filmuot, darom. Ne, filmuojam ir darom. Ar beje pamiršau paminėti, kad naujus ratlankius turim. Tai BBS-ai, ant kurių bus užmautas pikto rašto padangas ir bus ledas. Tai laukiam padangų, kada sumontuos ir uždėsim ir žiūrėsim, ką reikės pjaut, nes arkų reikės išpjaut turbūt nemažai, nes netilps. Turbūt montuojam šnorkelį, bet šnorkelį tai mes turim, o kaip pajungsim jį iki filtrą? Vienas iš etapų, tai oro paėmimo vamzdį reikia sumontuoti. Kažkodėl Gurskas nusprendė, kad aš tai moku daryti. Žiūrėkit, buvau šiandien specializuotoj auto detalių parduotuviai Intercooler Autocar. Paėmėm tokį teleskopinį vamzdį, specialiai prailgintojas oro paėmimui,
Bet tai čia sportinis vamzdis? Nežinau, jeigu mėlynus vamzdžius sudeda po kapotu, tai daugiau gali. Čia specialus vamzdis skirtas, kuris atšaldo orą, kada į karbiuratorių vaida šaltesnis oras. Turim specialių tokių perėjimų, šlankstomų visokių. Tai kažką tai bandysim to montuot, pjauti ir žiūrėsim, kaip viskas gausis. Kur ta parduotuvė yra Sport Turbo Intercooler? Čia mūsų draugai, tai tegul išlieka paslapti, gerai? Gerai, ką? Turbūt reikia gręžti skylę. Pabandom, kaip su eglutė. Nu, davai. Nesigavo. Mes turbūt tik per naujaką taip išeina. Gerai, ką, prie darbų. Svarbiausia yra saugumas. Ką galvoji? Galvoju, kaip šiandien. Mes iš karto sukam jį ten, prisukam, priveržiam ir tada šildom su fienu ir bandom, kad priliestų prie lango, nes dabar jisai biški ne nuo šito automobilio, nes tokių automobilio off-roadė nėra. O mes padarysim jį off-roadinį, tai reikės biški papurt. Raudon markerio ant raudonas mašinas. Ir kaip? Jeigu būtų mašina su dujom, tai taip elgtis negalime. Bet kadangi pas mus yra benzininė mašina, jinai taip greitai neužsidegė. Jo, ugnies benzinas nebijo. Pagal papasakai. Pagal papasakosi, kodėl tu nepaimi tiesiog bulgarkės ir neišpjauni skylę? Neėmė kampinio šlifuoklio, nes įkais dažai ir viskas bus išsipūtę ir po 3 dienų atsiras labai didelės rūdis, o po mėnesio galima bus išmest sparną. Todėl yra toj pačioj parduotuviai profesionalioj Autocar Intercooler toks dalykėlis, su kuriuo specialiai galima išmušinėti skyles. Po kol mes čia dirbam, keturačių nuoma irgi dirba. Jeigu kam išsinuomot keturatį, tai kreipkitės, turime daug keturačių. Atvažiavo kaip tik po pakatuškės. Hebra. Keturačių nuoma. Žiūrėkit, kaip atsižymėti šitas vietas ir žinot, kur prasigręžt laikiklis. Imat ilgą sriegį, išgalandat galiuką, apsipjaunat, įsisukat čia, kiek jums reikia, imat antrą tokį patį. Įsukam, pasižiūrim maždaug koks kampas. Čia, kur mums reikia. Išsakyti šiek tiek. Taip, maždaug. Op. Ir tais aštriais galiukais. Vieną žymę ir antrą žymę. Robertai, ateikit į pagalbą. Ką darysi? Trauk! O! Čia kaip nemoka gervės naudotis klientui. Ištraukia jį. Ai, ne. Negalima per daug visą laiką gervės sutraukti, nes įlenda į lūpas ir būna va taip. Einam prie vabaliuko. Ten krapštai! Sako, duosiu raktą, sugalvoju, bus lengviau užsukti. Ką, šnorkelis eina į pabaigą. Pažiūrėkit. Šnorkelio montavimas, taip? Žiūrėkit, kaip sportinis automobilis atrodo. Valiukui žmona jau skambina, reiškia, reikia važiuoti namo. Bet ne, dar pas mus
variklį filmuoko mane. Reikia dar stogo bagažinę sumontuoti, statyti šviesas, ledbarus ir tada galėsim važiuoti namo. O dabar tuoj tikrinsim štorkelį. Jeigu variklis užges, reiškia oro niekur neskubė. Galima važiuoti per nerį iki pat Afrikos. A nerys į Nilą įteka, taip? Jo. A, nu tai kaip tik. Kaip tik tada. Tai tuoj mėginsim. Na ką, štorkelis sumontuotas. Pažiūrėkit, koks grožis. Dabar iki čia galim jį skandinti. Vanduo nebus baisus. Ką, reikia dabar sumontuoti stogo bagažinę, kad galėtumėt jūs užsilipti ir padaryti gražias nuotraukas. Tai ką, kimbam prie trečiojo etapo jau. Trečiojo etapo. Taip turi atrodyti nuotrauka. Nuotrauka daryk noriu kebabą. Lygiai? Atrodo, kad lygiai. Nu va, stogo bagažinę sumontavom. Pridėjom ledbarą, kaip atrodys. Tuoj prisukam. Ir elektriko reikia. Turim mes elektriką. Elektrikas dirba ar ne? Patikrinam kontaktus, ar gerai viskas pajungta. Jo, pagal mane viskas gerai. Tai lieka tik tais išvest laidus ir pajungt mygtuką. Kaip sakoma, gerai, kad aš ne elektrikas. Nu ką, hebra, viskas pabaigiam. Ledbaras vietoj. Bagažinė vietoje, šnorkelis vietoje, liko padangas sumontuoti, pastatyti kopėtėlės ant stogo bagažinės, pastatyti bakelį, kur nudažytos ant kabą ir padangas. Ir beje, reikės dar galvoti kažką su arkom, nes padangas labai didelis. Bet kažką sugalvosim. Tai ką, hebra, einam miegot ir susitiksim turbūt kitoj dienoj apliusę, kaip montuosim padangas. Ir hop! Nu ką, hebra, praėjo jums 1 sekundė, o man jau visa naktis. Tai ką, pradedam darbus toliau. Montuojam bakelį galinį, montuojam padangas ir dar reikia padaryti kopėčias, kad galėtume užsilipti. Tai dabar su tėvuku turime laiko, bandysime sumontuoti tą bakelį ir važiuosime į apliusą sumontuoti padangų, nes bus ten reikalų tikrai, nes, nežinau, užmontuosim ir žiūrėsim, ar reikės pjauti arkas, ar nereikės. Tai ką, kimbam prie darbų. Kelį pastatėm, laikosi tvirtai, galėsim pripilti kokių tarhūno ar degalų. Padangos pakrautos mašinoje, galima važiuoti į apliusą. Ir parašykite komentaruose, ar reikia čia zapaskės, gerai atrodo su zapaskė, ar geriau tokios nedaryti zapaskės viršuje. Bet man atrodo, kad jinai ten tinka labai. Parašykit komentaruose, darom zapaskę ant stogo ar nedarom. Ką, važiuojame į apliusą. Bet šiaip man šitas mašiniukas tai yra pasaka. Iš tikrųjų dar linksmesnis ir netgi labiau norisi važiuoti nei su X5. Dabar kaip šnorkelį išvedėm, tai dabar garsas doho iš vačiavę dabar sklydo, va žiūrėkit. Važiuojam
padangų montuoti. Žiūri šitą video ir galvoji tau, o gal ir man nusipirkti keturratį? O aš turiu tau gerą pasiūlymą. Odės Mud Pro yra pilnos komplektacijos keturratis, kuris turi šnorkelius, turi išnešimus, turi didžiulius ratus, turi galingą gervę. Ir jeigu nori tokį keturratį nusipirkti, kreipkis į mane, padėsiu tau nupirkti, užregistruoti ir jeigu reikės atvežti iki namų. Pirkom armatūros, einam vyrinti laiptelės. Laipteliai bus stori, 12 armatūra, net Valdemarkas buvusią atlaikys. Sleeping in these studios and waking up at 7, took the train to college. One semester was enough, I told my mom I got a different plan. I know that she was worried, but I kept my promise. Got the coins coming in once I checked the Sonics. Bank accounts emptied out, I had to thug it out. Always had a way to make it work and find another route. If they don't credit me, I'm checking out. These raps are just the thoughts I always stress about. My only way to let them out. They compare me to Jack, compare me to Mac. I feel it, but just spare me, it's whack. I bear my soul on these tracks. I never did it for a bag or a plaque. Just want the mirror man to smile when he stare at me back. It's like 3 a.m. and BK with a spliff. Thinking about if this is worth all the risk. Is this as far as we get? Hey, I hope it isn't, cause you know I'm trying to get it. Been disguising every limit, baby. Hey, I wasn't fine, but I'm always showing up on time. Put that on mine. Ay, been through the grind since my hands was to the sky. I'll be damned if I don't fly. Ay, I wasn't fine, but I'm always showing up on time. Put that on mine. Ay, I'll be damned if I don't fly. Ay, I made a living off of slinging these words, so there's no limits onto what I deserve. If you play me, then it's not my concern. Larry David, you get kicked to the curb. Need me a ring, even if I have to travel to the middle of Earth. I always been a man of my word. You don't even keep your word to your mans. Probably tweaking off the perks and the Zans. All that flaky shit I don't understand. I built a world with some friends and they turned to my fam. 1 band, 10 bands, 50 bands. Always been 100 since before I touched 100 grand. We ain't crabs in a bucket, we eat some crab from the motherland. Boats on the coast of Positano with my brothers, man. This shit got deep and I'm just thankful y'all along for the ride. Other guys turn to frauds in my eyes. Times are tough but we ain't changing the side. Not every angel has to die. Some of us still alive, we gotta fly. I wasn't fine but I'm always showing up on time. Porą valandų darbo ir kopėtėlės jau vietai. Suvyrinom, kruopštus darbas, bet su tėvuku susitvarkėm. Tai ką, liko nuimti, nudažyti, nušlifuoti, kad gražiai atrodytų ir sumontuosim, prisuksim ir galima bus jau laipę. Tai ką, kimbam prie dažymo darbų. Ką, chebra, sumontavom, nudažėm, pastatėm. Tai ką, reikia, manau, kad ištestuot. Tai ką, jeigu mane atlaikys, tai ir visus atlaikys. Hop, hop. Nu, jeigu mane atlaikė, tai ir Valdemarkus buvusią atlaikys. Tai ką, prieš paskutinis etapas padarytas, liko vis dar padangas. Padangas nesumontavo, bet greitų mentų montuosim. Tai susimatysim, turbūt apliusę, kaip montuosim padangas. Nu ką, chebra, nuvažiavau jau pliusą, sako, kad nėra laiko, jau pabaiga darbo, tai nenorėjau varginti chebras, tai pasakė atvažiuoti rytoj. Bet ir šiaip pagalvojau, kad gausis labai ilgas vidosas, tai gal dar vieną seriją padarysim iš techninės pusės, nes reikia pastatyti padangas. Apart padangų reikia paliubomų pjauti arkas, pastatyti fenderius. Žodžiu, labai daug darbo, o dar reikia apklijuoti, nuvažiuoti pas chebrą, kurie pamatos lipdukus padarys, reklamas užklijuos, tai ten dar nuvažiuosim, pafilmuosim. Žodžiu, laukia dar iš tikrųjų daug darbo. Tai manau, šiai serijai užteks, tai ką, chebra. Ir dar vienas dalykas, nepamirškit, pamatot į gatvėj kur nors stovinti, ar šiaip kur nors,
užsilipat ant stogo, padarot iš priekio nuotrauką, kaip ant stogo stovit, pataginat Insigą, pataginat mane ir būtinai turit būti pasiekę Insigą, mane ir YouTube. Tai visi, kas įkels nuotraukas, gaus po kebabų. Tai žodžiu, kiekvieną ketvirtadienį asmeniškai visiems parašysiu, kas patagins Instagram'e, kada susitinkam visi ir važiuosime į Insigą nemokamų kebabų. Taigi, hebra, spauskite laikus, rašykite komentarus, komentarė galite parašyti, ką dar galima būtų patobulinti, kažką dar dadėti, dadurti iš jūsų idėjų, tai gal pasiimsime iš jūsų idėjų ir kažką padarysime dar papildomai su mūsų kebabiniu. Tai ką, spauskite laikus, rašykite komentarus ir būtinai pasiekite. Tai ačiū už peržiūras ir visiems ate.